Sveiki, čia aš Kęstutis ir šiandien darau naują video, tai truputį pasimokinsim anglų kalbos, nes aš jos nemoku. Gal truputį moku, bet aš ją, žinokit, tariu, gali būt, kad tariu netaisyklingai. Tai jeigu kažką ne taip pasakysiu, tikrai nepykit ir nesmerkit, nes aš gal nepasakosiu, bet mano draugė žino, aš jai viską papasakoju ir jinai visą mano istoriją žino. Tai jinai mane supras ir tikiuosi nesmerks manęs ir nesupyks, kad taip nesigauna man. Bet aš tikiu, aš biškį treniravausi, tai man reikia žmogaus, prie kurio aš galėčiau garsiai sakyti ir kad turėtų labai gerą kantrybę ir man padėtų, kol aš taisyklingai ištarčiau tą žodį. Tikiuosi, kai pažiūrės draugė tą video, tikiuosi sutiks ir man padės ir jinai sėdės tol, kol aš vieną žodį ištarsiu taisyklingai ir kol aš jį įsiminsiu ir visada pradėsiu taisyklingai tarti. Paskui kitą žodį mokinsimės, kol vėl išmoksiu taisyklingai ištarti ir suprasti. Tai va. O dabar tiesiog prie jūsų. Kelius aš čia 5 tokius žodžius pasirašiau ir 5 frazės. Tai nieko nelaukiant, galim pradėti. Bet sakau, vieną žodį tai aš niekaip negaliu normaliai ištarti. Tai pirmas žodis būtų hello. Man hello gaunas geltona spalva, bet aš noriu pasakyti hello, tą žodį, kur labas, pasisveikina, labas, sveiki, bet man niekada neišeina. Hello. Ką žinot, ar aš gerai pasakiau ar ne? Hello. Ne. Hello. Hello. Ne. Žodžiu. Parašykit komentarus, kuriuos žodžius gerai ištariu, kuriuos reikia pasimokinti. Tai va. Kitas please. Please. Tai būtų prašau. Please. 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 Gal gerai. Thanks. Ačiū. Thanks. Blet, ne taip, man atrodo. Eik. Man čia išpizdavos, išlasdavos. Teikt, na. Ok. Friend. Draugas. Friend. Gerai? Ne? Food. Maistas. Liktai, maistas turi būti, bet man niekaip neišeina. Man atrodo ir šitą blogai ištariu. Food. Ble. Karočią. Tai nežinau, parašykit komentarus ir aišku, tu, jeigu žiūrėsi, čia savo draugai sakau, jeigu tu žiūrėsi, tai parašyk man, kurias žodžius blogai ištarius, o kurias gerai. Ir pabandysiu prie tavęs išmokti po vieną žodį taisyklingai tarti. Ir kelias frazes užsirašiau, tai būtų who are you? Taip, lemą pamiršau. Paskui aš ten viską surašysiu. Tai va. Who are you? Who are you? Tada antras žodis būtų nice to meet you. Nice meet... Blet. Susmaičiau. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Irgi pamiršau. Šituos žodžius frazės pamiršau, ką reiškia. Vienas tai žinau.
No problem. Jokių problemų. No problem. Gal tu teisingai, a gal ne. Karoči. Have le nice day. Have. Kažką čia jau ne tą pasakiau, man atrodė. Have a nice day. Nu gerai. See you later. See you later. See you later. Iki pasimatymo. Susitiksime vėliau. Kažkas ten tokio. Iki. See you later. See you later. See you later. Tai va. Toks trumpas video. Biškai pasimakinau. Aišku, dar reiktų pasimakinti, tai gal paskui dar vieną video sukursiu. Gal biškai kitokių žodžių ir frazių. Ir paskui gal bus dar trečias video, bet bus tada jau trečias video, kai jau būsiu išmokęs taisyklingai ištarti tuos žodžius. Nes dabar tai nežinau, ar gerai ištariu ir kelių net nežinau, ką reiškia. Dar turiu vieną klausimą. Čia angliškas ar ne angliškas žodis? How much money? How much money? Tai kažkas ten, kiek pinigų? How much money? Tai čia angliškas ar ne? Jeigu gerai ištariu. Tai va. Tai sakau, jeigu kažką blogai pasakiau ar ištariu, arba ne taip pasakiau, tai tikrai nepykite, nes aš tikrai nemoku anglų kalbos, prisipažįstu. Ir norėčiau, tikrai, norėčiau aš pats išmokti truputį, bet turiu išmokti ir dėl savo draugės, kad jai truputį lengviau būti. Nes aš dabar toks visiškai žalias, nieko nesuprantu. Suprantu, bet ne tiek gerai kaip kiti. Aš esu kitoks žmogus, kitoks asmenybė, nes mes esame visi skirtingi, bet kartais yra panašumų. Tai va, jeigu patiko šis video, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais ir pabandom surinkti 300 subscriberių. Ir šitą, man atrodo, blogai pasakau visada. Tai, dabar parašykit komentarus dar, ką jūs pastebit? Kažką aš padariau. Jūs pastebit, kad kažkaip tai kokybė geresnė, gal net ir garsas, tai kuris atspės, tam duosiu, padovanosiu saldainiukų. Kažkokiu nupirksiu ir įteiksiu rankas saldainių. Bet tas žmogus, kuris atspės. Ir tau, draugė, tas pats. Man parašyk asmeniškai, o kiti į komentarus parašykit. Ar gerai ištariu komentarus parašykite? Kokius blogai pasakiau, o kuris gerai pasakiau angliškai žodžius? Ir dar parašykit, spėkit, pabandykit atspėti, kodėl vaizdas geresnis ir garsas geresnis. Tai va, tas, kas atspės, gaus saldainį ir gal nuotrauką. Galėsime nusifotkinti, bet tik tas, kuris bus draugiškas, normalus ir, suprantat koks. Nepasikėlęs paprastas žmogus, tikras fanas. Tai va. O draugiai, jeigu atspėsi, nors ir taip man atrodo jau žinai, aišku, kad žinai, bet tiesiog gali mane asmeniškai parašyti ir tau saldainiukų nupirksi. Tai va, čia buvau Kęstutis ir čiau, viso gero.